Labą dieną visiems. Pradedame Lietuvos rašytojų sąjungos organizuojamus mokymus, kuriuos finansuoja Lietuvos kultūros taryba, apie dirbtinį intelektą ir kaip mes jį šiais laikais turėtume ir galėtume traktuoti labiau kaip partnerį, iš kurio galime naudą gauti, ar kaip grėsmes ir rizikas, kurias turėtume įsivertinti ir kažkaip nuo jų apsisaugoti. Ir šiandien mūsų mokymus veda Ingrida Radovič, autorinių teisių ir dirbtinio intelekto ekspertė, jau daug metų dirbanti šitoje srityje. Ir Ingrida, tada žodis jums perduodu. Tai sveiki visi, ačiū, kad susirinkote paklausyti. Tik noriu patikslinti, kad aš nesu dirbtinio intelekto ekspertė, daug metų dirbanti šioje srityje. Dirbu daug metų su autorių teisėmis. Dirbtiniu intelektu domiuosi kelerius metus ir ši paskaita ar mokymai, jie nebus techniniai mokymai, kaip naudotis dirbtiniu intelektu, nes tikrai ten nesu ekspertė. Čia labiau kalbėsiu iš autoriaus pusės, paliesiu būtent tą autoriaus teisų problematiką, neišvengsim ir teisinio reguliavimo klausimų, apie teismus truputėlį apžvelgsiu, teismų praktiką, bet buvo prašymas, kad nebūtų kažkoks labai teisinis tas pranešimas, tai tikiuosi, stengiausi tiesiog kuo paprasčiau, kaip įmanoma, kad nebūtų kažkaip labai daug tos teisinės kalbos. Tai kokia bus struktūra? Tai pirmiausia, aš kalbėsiu apie klausimus aktualius naudojant dirbtinio intelekto įrankius savo kūryboje. Tai autorystės klausimai, plagiatų klausimas, kas yra atsakingas už plagiatus, jeigu tame dirbtinio intelekto sugeneruotame turinyje kažkokie atsiranda originalių kūrinių elementai, ar jie būna labai panašus į tikrų autorių kūrinius. Tada trečia tema bus autorių teisių saugomų kūrinių naudojimas dirbtinio intelekto apmokymui. Ar galima tą daryti be autoriaus leidimo, kaip autoriams apsisaugoti, ar įmanoma kažkaip Lietuvos autoriams pareikšti pretenzijas ChatGPT, jeigu ten įtaria ar kažkokių turi įrodymų, kad jų kūrinius be leidimo panaudoja apmokymui. Ir ketvirtas klausimas, kuris mums, ir jums svarbus, bet ir mums svarbus kaip autorių teisės administruojančiai asociacijai Latgai, tai yra dirbtinio intelekto įtaka autorių pajamoms. Taigi, taip, pradėkime. Prieš 1,5 metų mes apklausėme savo autorius, savo narius įvairiais klausimais susijusiais su dirbtiniu intelektu, nebuvo tik tai keletas klausimų. Ir vienas iš klausimų, ką mes norėjome sužinoti, tai ar mūsų autoriai naudoja savo kūrybinėje veikloje dirbtinio intelekto įrankius. Ir autoriai, kaip matote, čia autoriai yra suskirstyti pagal kūrybinės sritis, kuriuose jie dirba, kūrė, ir audiovizualių kūrinių srityje, vizualių menų, tai dailės, sakykime, muzikos kūrinių autorių. Daugiau negu 30% atsakė, kad jie naudoja dirbtinio intelekto įrankius savo kūrybinėje veikloje, o literatūros, matote, gana mažas buvo tas procentas, tik tai 15%. Tai nežinau, galbūt per 1,5 metų tas pasikeitė, bet žinoma, kad meniniai literatūrai, profesionaliai šiuo metu esantis dirbtinio intelekto įrankiai lietuvių kalboje, jie iš tikrųjų yra riboti gana, tai galėsim irgi apie tai pakalbėti. Kokia yra dirbtinio intelekto įrankių nauda? Tai jeigu kažkaip ištinka kūrybinė krizė ir trūksta idėjų, apie ką rašyti knygą, tai tikrai dirbtinio intelekto įrankiai gali pasiūlyti labai daug idėjų, temų, siužetų ir panašių dalykų. Žmonės, kuriems apskritai trūksta kūrybiškumo kažkokio, tai tikrai gali būti geras sprendimas, bet aišku, rašytojų sąjungos nariai
neturi tos problemos. Kitas dalykas, kita nauda gali būti paties teksto kūrimas, tai yra scenos, dialogai, aprašymai. Tiesiog rašo tekstą už jūs, suformavus tam tikrą užklausą, stilių gali pakoreguoti, gali pritaikyti kažkokio, jeigu jums reikia specialaus istorinio laikotarpio stilių, irgi aš netikrinau, kiek tai veikia lietuvių kalboje, tikriausiai nelabai gerai, nes dirbtinio intelekto įrankių kokybė didelė dalimi iš esmės priklauso nuo to, kokiais kūriniais, kokia medžiaga jie buvo apmokyti. Tai tos geros kokybės lietuvių autorių kūrybos kažkur nėra ten sudėta internete prieinamai knygų tų naujausių ir geros kokybės, tai čia truputėlį irgi galėsim pakalbėti, kad viena vertus tai trūkumas, kita vertus gal ir apsaugo lietuvių autorius nuo plagijavimo ir nuo išstumimo iš darbo rinkos. Tai tikrai padeda dirbtinio intelekto įrankiai redaguoti tekstą, pataisyti klaidas, nors ten su ChatGPT ar ten su man Gmailas yra siūlęs, kaip parašiau sakinį, yra man siūlė pataisyti, kad po kad siūlė bendratį naudoti. Tai irgi, jeigu jie apsimoko tiesiog internete esančią informaciją ir ten mato, kad dauguma po kad, nežinau, ten kur nors socialinių tinklų susirašinėjimuose ar forumuose žmonių naudoja bendratį, tai jis jau mano, kad čia greičiausiai yra ir taisyklė ir aš nusižengiu tai taisykliai. Tai greičiausiai, kad Gmailo tas gramatikos korektorius nebuvo apmokytas lietuvių kalbos gramatikos vadovėliais. Taip pat gali dirbtinio intelekto įrankiai praversti, kai reikia jūsų kūrybai kažkokią rasti medžiagą, ten, nežinau, kažkokią rašote fantastinę literatūrą ir jums ten reikia technologinių žinių, patikrinti, ar jūs teisingai kažką suprantate, istorinio laikotarpio žinių, faktų paieškai padeda, bet žinoma, reikia viską tikrinti. Tai tikrai žinote, kad dirbtinio intelekto įrankiai haliucinuoja, kartais pateikia klaidingą informaciją. Tai reikia tą patikrinti. Gali padėti kurti personažus, naujus pasaulius, irgi fantastiniai literatūrai. Tekstų struktūros analizę gali padėti atlikti. Na ir galima su tam tikrais įrankiais, kad ir su tuo pačiu ChatGPT, netgi susikurti savo knygai viršelį ir nesamdyti dizainerio, sutaupyti pinigų. Ir iš esmės visa ta dirbtinio intelekto įrankių nauda yra sutaupytas laikas, nes tikrai gali sutaupyti labai daug laiko, jeigu mokės naudotis, ir kaštų. Irgi laikas irgi yra pinigai. Tai čia keletas apačioje yra išvardinta programų, kurias naudoja rašytojai. Ar bent jau taip internete randu, kad naudoja, iš tikrųjų nežinau, jūs geriau žinote, ką jūs naudojate. Tai tie įrankiai tikrai gali būti naudingi, bet iš šių išvardintų panaudojimo būdų kai kurie kelia tam tikrus autorystės klausimus. Tai idėjų generavimas autorystės klausimų nekelia, nes idėjos nėra saugomos pagal autorių teisų įstatymą. Bet, pavyzdžiui, teksto kūrimas, jeigu jums už jūs tekstus rašo dirbtinio intelekto programa, tai tada kyla klausimas, kas bus laikomas autoriumi tų tekstų, ar jūs, ar dirbtinio intelekto programa. Taip pat, jeigu ten stilių koreguosite, kažkaip gramatiką tikrinsite, tai žinoma, kad autorystė lieka jums, nes čia yra tiesiog techniniai pataisymai, bet jeigu už jūs dirbtinis intelektas sukurs personažus ar labai daug ten kažkokius stebuklingus pasaulius labai detaliai, tai irgi klausimas tada, kas yra autorius. Ir lygiai taip pat su vizualiaisiais menais, jeigu už jūs kurs iliustracijas, viršelius, ar jūs galite sakyti, kad jūs autorius tų kūrinių, ar vis dėlto ten autorius yra dirbtinis intelektas. Tai pereikime tada prie
autorystės klausimą. Tai kas gali būti autorius? Tai tiek Lietuvos autorių teisų įstatymas numato, tiek yra ir pasaulinė teisinė praktika, kad autoriumi gali būti tik fizinis asmuo. Negali būti autorius dievas, negali būti autorius beždžionė, dramblys negali būti autorius. Ir lygiai taip pat negali būti autorius mašina, kompiuteris, sakykime. Tai yra teismo sprendimas iš Jungtinių Amerikos valstijų. Stevenas Taleris, jisai bandė užregistruoti kūrinį, kur matote dešinėje, tas kūrinys vadinasi A Recent Entrance to Paradise, ir jis bandė užregistruoti to kūrinio autoriumi kompiuterio algoritmą Creativity Machine. Ir jam buvo pasakyta, kad tu negali užregistruoti tokio autoriaus, nes tai yra mašina. Ir šis kūrinys apskritai nėra saugomas, nėra autoriaus teisų objektas, nes mašina negali būti autoriumi pagal tiek ir Jungtinės Amerikos valstijų teisinę praktiką, tiek ir kitur. Tai va, tai taisyklė yra ta, kad jeigu jūs naudojate dirbtinį intelektą kaip įrankį tik tai, kaip pagalbinį įrankį savo kūryboje, kaip sakiau, ten idėjų generavimui, stilių pakoreguoti, tai tas turinys bus saugomas, ką jūs ten, tas va, jūsų kūrinys galutinai sukurtas, jūs turėsite autoriaus teisės į jį. Jeigu dirbtinis intelektas yra autorius, tai tas turinys apskritai net nebus saugomas autorių teisėmis. Tai reiškia, kad visi, kas norės, galės imti ir naudoti toliau. Tai jūs išleisite knygą sugeneruotą dirbtinio intelekto ir galės bet kuri leidykla paimti ir perleisti. Ir ten visur, kur tik nori paskelbti. Tai čia yra toks esminis dalykas. Bet ta riba, kada dirbtinis intelektas naudojamas kaip įrankis, o kada jis jau yra kūrėjas, jinai yra gana slidi ir nėra labai aiški, kokie yra kriterijai apskritai kūrinio, kuris saugomas autorių teisų. Tai yra 3 kriterijai, kad tai turi būti objektyvia forma išreikštas tas kūrinys, tai idėja negali būti. Antras kriterijus yra originalumas. Tai yra, kad turi atspindėti autoriaus asmenybę, pažiūras, kažkokį savitumą, jo stilių, kad jo paties sukurtas turi būti paties autoriaus sukurtas tas kūrinys. Ir trečias kriterijus yra kūrybinė veikla. Tai reiškia, kad autorius įdėjo intelektinių pastangų, kad sukurtų tą kūrinį. Tai čia yra Jungtinių Amerikos valstijų autorių teisų biuro gairės parengtos, kaip registruoti kūrinius. Nes Lietuvoje kūriniai nėra registruojami ir dažniausiai Europoje nėra tokio dalyko kaip kūrinių registracija. Jungtinėse Amerikos valstijose yra kūriniai registruojami, už tai yra atsakingas autorių teisų biuras. Ir kai kūrinys registruojamas, jau kai kūrinys užregistruotas, tada iš tikrųjų yra lengviau apginti savo teises autoriui pažeidimo atveju. Jisai gali ten prisiteisti gali už kiekvieną pažeidimą $150 000, taip kad tikrai visi labai aktyviai registruoja savo kūrinius. Ir mes turim iš tos registracijos praktikas ir gaires, kaip yra su dirbtinio intelekto sugeneruotais kūriniais, kada jie registruojami, kada ne. Tai reiškia, kada jie saugomi, kada ne. Žinoma, tai nėra Europos teritorija, bet šiaip iš esmės labai daug naudingos informacijos ten galime sužinoti. Tai tasai biuras parengė tokias gaires, kur pirmiausia pabrėžia, kad mes registruosime tik tai tą turinį, tik tai tuos kūrinius, kurie yra sukurti žmogaus. Taip, kad čia kompiuterių ar mašinų kažkokių sukurtų kūrinių neteikite. Kitas dalykas, kad turi būti skaidrumas, kad registruojant privaloma yra nurodyti, kad tas kūrinys, kad tuose kūriniuose yra dirbtinio intelekto sugeneruotų elementų. Čia klausimas yra ir mums irgi mūsų Latgos klausia, kaip atpažinti, jeigu autorius neprisipažįsta, kad ten dirbtinio intelekto kažkas buvo naudota tame kūrinyje, tai kaip atpažinti. Ir iš tikrųjų, kuo toliau, tuo sunkiau darosi atpažinti.
Yra įvairių būdų, bet su tekstais, pavyzdžiui, aš manau, su tekstais yra sunkiausia, nes dar vizualioje medžiagoje gali atpažinti, video gali atpažinti, muzika įmanoma, bet su tekstais yra labai sudėtinga. Nežinau, ar matėte prieš kažkurį laiką Martynas Kairys spaudoje buvo atlikęs tokį eksperimentą, kad buvo paimta 12 tikrų autorių, paprašyta jų paruošti tam tikrą temą tekstus. Tada jisai sukūrė 12 dirbtinio intelekto asistentų, kurie buvo specialiai apmokyti tų autorių kitais tekstais. Na, kad jie išmoktų stilių kiekvieno autoriaus. Ir buvo pateikta visuomeniai toks testas, kas norėjo užpildyti. Dar ir dabar tas testas yra, galite paieškoti ir pabandyti užpildyti, jeigu dar nedarėte. Tai žodžiu, yra 25 tekstai, 12 iš jų yra tikro žmogaus parašyti, 12 tų specialių dirbtinio intelekto asistentų ir vienas tekstas ChatGPT parengtas. Ir prašoma atpažinti žmonių, kuris yra dirbtinio intelekto, kuris yra žmogaus. Ir iš tikrųjų tas atpažinimo procentas buvo toks mažas, ten beveik atsitiktinis galėjo būti, nes buvo gal 57% tik tai atpažįstamumas. Tai didžioji dalis atpažino ChatGPT parengtą tekstą, bet tų specialiai apmokytų dirbtinio intelekto asistentų paruoštų tekstų, jie taip priminė tikro žmogaus tekstus, kad iš tikrųjų atpažinti yra beveik neįmanoma. Tai va, tai čia su tais atpažinimais tokie yra dalykai, tik aišku gali vėliau paaiškėti, kai tu nedeklaruoji, tada ten įvairios pasiekmės teisinės gali būti ir taip toliau. Ir JAV autorių teisių biuras kiekvienu konkrečiu atveju, kiekvieno kūrinio atveju vertina, jeigu ten buvo naudotas dirbtinis intelektas, kas turėjo kūrybinę kontrolę. Na, tai kas ten sprendė apie visą literatūrinę ar ten meninę raišką, kompoziciją, įvairius elementus, ar tai buvo žmogus, ar tai buvo dirbtinis intelektas. Kitaip sakant, kieno buvo daugiau indėlio. Ir tada pagal tai nusprendžia arba atmesti tą registraciją, arba užregistruoti kūrinį. Dabar parodysiu keletą, dar tiesiog kokie gali būti variantai. Tai gali būti to žmogaus ir mašinos bendradarbiavimo. Tai gali būti, kad žmogus kelia savo turinį į dirbtinio intelekto programą ir ten apdorona savo ten tekstą įkeliat ir papraštų stilių, pavyzdžiui, pakeisti. Gali būti, kad aš paprašau dirbtinio intelekto sugeneruoti kažkokį tai ten tekstą ar idėjas ir tada jau aš tuo remdamasi modifikuoju. Gali būti, kad dalis mano teksto, o dalis dirbtinio intelekto sugeneruotų. Ir kitas variantas tai yra 100% dirbtinio intelekto programai sugeneruotas kūrinys. Nu, kad aš savo ten atsidarau tą programą ir viską ten darau, tas manipulacijas. Tai va, tai tokie 4 variantai gali būti. Ir taip. Tai vienas yra pavyzdys, aš atsiprašau, bet pavyzdžiai iš vizualių menų srities, nes literatūros neradau tiesiog. Tikriausiai tikrai mažai naudojasi autoriai tuo dirbtiniu intelektu. Tai va, tai čia yra pavyzdys Ankit Sani. Kairėje matote tikrą žmogaus darytą fotografiją, tai yra autorinė fotografija. Ir specialioje programoje autorius paprašė tą jo fotografiją sulieti su Van Gogo kūriniu. Nu, žodžiu, pritaikyti ten. Ir štai gavo tokį rezultatą, dešinėje matote. Ir jis bandė jį užregistruoti, nes fotografijoje jo, čia jis tik tai stilių pritaikė. Ir Jungtinėse Amerikos valstijose jam nepavyko užregistruoti, nes autorių teisių biuras nusprendė, kad nors ta nuotrauka jo, jis į tą nuotrauką turi teises, bet į šį mišinį, į šį naują kūrinį, jisai neturi autorių teisių, nes jo indėlis yra per mažas, kadangi ne jis nusprendė, kur ten konkrečias spalvas pritaikyti. Tuos visus sprendimus, ne tik apie spalvas, bet ir kompoziciją ir taip toliau priėmė, kaip konkrečiai Van Gogo stilių pritaikyti jo nuotraukai, sprendimą priėmė mašina, dirbtinis intelektas.
ir todėl atsisakė registruoti tą kūrinį. Kanadoje ir Indijoje jam pavyko užregistruoti tą kūrinį. Tai irgi yra gana toks svarbi problema, gana didelė problema, kad praktika ir teisinis reguliavimas skirtingose šalyse skiriasi. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje ten yra labai labai žemas originalumo kriterijus. Tai ten yra leidžiama netgi registruoti kompiuterio sugeneruotus kūrinius. Aišku, autorius nebūna kompiuteris, autorius tada laikomas tas žmogus, kuris naudoja tą kompiuterinę programą ar kuris ją sukūrė. Bet ten yra labai žemas originalumo kriterijus. Tai vat, nežinau, kaip Jungtinėje karalystėje šitas kūrinys ar būtų saugomas ar ne, greičiausiai, kad būtų saugomas, bet Amerikoje ne. Tada dar vienas pavyzdys. Čia irgi, kai autorius savo įkelia kūrinį ir su dirbtinio intelekto programa dirba ties juo. Tai Kristinos Kaštanovos Rose Enigma, jos yra darytas eskizas, matote, kairėje ir dešinėje jau pritaikius dirbtinio intelekto programą. Ir pačioje dešinėje jūs matote, jinai, kai teikia savo paraišką užregistruoti tą kūrinį, jinai labai smulkiai aprašė visą kūrybinį procesą, kaip jinai naudojo, kaip jinai parinko, kokios jinai suvedė užklausas ir taip toliau, kad įrodytų tikrai savo indėlį ir savo autorystę. Ir jai pavyko užregistruoti šį kūrinį. Tai vat, jis yra saugomas, bet irgi pasisakė autorių teisių biuras, kad dirbtinio intelekto sugeneruoti elementai šiame kūrinyje nėra saugomi. Atsiprašau, dar vieną prašokau. Čia kitas pavyzdys, kai dirbtinio intelekto sugeneruotas paveikslėlis kairėje ir autorius su Photoshopu jį koregavo ir tasai paveikslas Théâtre d'Opéra Spatial, jisai netgi laimėjo konkursą skaitmeninio kompiuterinio meno Amerikoje ir kilo labai didelis pasipiktinimas, kai paaiškėjo, kad jis naudojo dirbtinio intelekto sugeneruotą medžiagą, nes jis iš pradžių nepasisakė apie tai. Tai va, kilo didelis pasipiktinimas ir kai jis bandė užregistruoti šį kūrinį, išanalizavę autorių teisių biuro ekspertai pasakė, kad dėja, bet šiame kūrinyje vis dėlto didesnis indėlis yra dirbtinio intelekto, o ne jūsų, nors jis sakė, jis praleido labai daug valandų dirbdamas prie to kūrinio, bet pasakė, kad didžioji dalis vis dėlto yra sukurta dirbtinio intelekto, todėl neregistruosime. Vėl ta pati autorė, kurį rodžiau prieš tai, Kristina Kaštanova, ji bandė užregistruoti komiksų leidinį, kuriame buvo jo sukurti tekstai, bet kaip iliustracijas jinai naudojo Midjourney programa sugeneruotus paveikslėlius, prie kurių jinai irgi ilgai dirbo tikrai, nes netaip lengva sugeneruoti tą patį personažą, bet autorių teisių biuras pasakė, mes registruojame jūsų tekstus ir tų parinkimą, išdėstymą visų tų elementų patį leidinį, bet atskiros iliustracijos jos nėra saugomos, nes jos yra dirbtinio intelekto sugeneruotos. Tai toks dalinė registracija buvo. Europoje turime irgi Čekijoje vieną bylą, kur teismas aiškiai pasakė, kad paprastos užklausos neužtenka, kad turėtum autoriaus teises. Tai sakykime, į ChatGPT suvedu, man reikia nuotraukos, kur verslininkai spaudžia viens kitam ranką. Į tokį paveikslėlį aš autoriaus teisų neturėsiu. Ir niekas neturės, nes tas paveikslėlis yra tiesiog nesaugomas. Neužtenka paprasto prompto. Tada truputėlį persikeliant į Kiniją irgi, nes ten labai daug vyksta bylų ir apie autorystę, ir apie apmokymą, apie kūrinių naudojimą apmokymui. Tai va, čia tas katinėlis, jį sukūrė naudojantis dirbtinio intelekto programa asmuo pavarde Joe. Ir kažkokia įmonė paėmė ir nukopijavo ir panaudojo, kreipėsi į teismą. Bet jis negalėjo pateikti įrodymų, kaip jisai kūrė tą paveikslėlį,
jisai nebuvo užfiksavęs visiškai kūrybinio proceso. Ir jis negalėjo įrodyti, kad jisai iš tikrųjų įdėjo žmogiško indėlio, kad čia jo kūrinys ir jis tą bylą pralaimėjo. Tai kas yra labai svarbu. O čia kitas irgi iš Kinijos atvejis, kur buvo pripažinta, kad ši nuotrauka yra autorių teisų objektas, nes autorius Lee, jisai pateikė įrodymus, kiek jis naudoja įvairių užklausų, daugiau negu 150 užklausų, ir kaip jis kreipia tą dirbtinio intelekto mašiną, kad jis išgautų tokią nuotrauką, kokios nori, kokiais susikūrė savo buvo mintyse. Ir jam pavyko įrodyti tai, kad jis tikrai turėjo kūrybinę kontrolę. Kitas dar atvejis, čia jau paskutinis, jeigu neklystu, tiesiog kaip gali būti kūrinys sugeneruotas 100% dirbtinio intelekto programoje, bet jis taip pat gali būti saugomas. Tai yra Ken Kirsch, jisai netgi sukūrė įrankį, kaip tą kūrybinį visą procesą fiksuoti. Tai tas jo įrankis Invoke AI, jisai fiksuoja visus tavo promptus, kuriuos tu ten rašai, visą tą redagavimą, ir yra kaip tarsi toks kūrybinis žurnalas. Ir jam irgi pateikus visus tos duomenis pavyko įrodyti, kad jis įdėjo pakankamai žmogiškojo indėlio į to galutinio paveikslėlio sukūrimą ir tas kūrinys užregistruotas. Tai va, dabar jau baigėsi viskas apie autorystę. Kitas klausimas yra rizikos naudojant dirbtinį intelekto įrankius. Tai pasitaiko, nedažnai, bet tikrai pasitaiko, kadangi dirbtinio intelekto įrankiai buvo apmokyti tikrais kūriniais, žmonių kūriniais, kartais tame sukurtame rezultate iššoka kažkokie saugomi elementai. Ir tada klausimas yra, kas už tai atsakingas. Jeigu aš parašau užklausą ir man sukuria, nežinau, kažkokio netyčia, sakykime, ar aš neprašau, sakykime, bet man netyčia sukuria, aš paprašiau poemos ir man sukuria poemą ir aš nežinau, bet pasirodo, kad ta poema parašyta tikro autoriaus. Tai kas už tai atsakingas? Ar aš, ar atsakinga vis dėlto yra dirbtinio intelekto ta programa, jų kūrėjai? Tai yra toksai teisinis terminas netiesioginis pažeidimas ar antrinis pažeidimas. Ir iš tikrųjų atsakomybė gali būti atsakomybė numatyta tiems dirbtinio intelekto paslaugos teikėjams, kūrėjams, kai jie neužtikrina, kad tie plagiatai neatsirastų, nes tikrai yra įvairios techninės priemonės, kaip galima, visų pirma, tai, kad reikėtų apmokyti savo programas tik tai turint autorių leidimus, ir visų antra, taip padaryti parametrus savo programų, kad ten tie plagiatai niekaip negalėtų atsirasti. Irgi yra Kinijoje pora bylų, kur matote tas paveiksliukas, čia labai garsus japonų kūrėjų personažas. Ir jis taip buvo dirbtinio intelektų sugeneruotas. Tiesiog čia yra plagiatai panašus į tą tikrą personažą. Ir teisų turėtojams pavyko laimėti 2 bylas ir buvo pripažinti atsakingais ne tie vartotojai, kurie rašė užklausas ir jiems gavosi tokie vaizdai, bet būtent dirbtinio intelekto platformos, kadangi jos savo nustatymuose neįdėjo kažkokių blokavimų, kažkokių nepriėmė techninių sprendimų, kurie padėtų tokiu atveju išvengti. Būna kai kurios įmonės, pavyzdžiui, Adobe, jie rašo, kad jie netgi atlygina žalą, jeigu netyčia susigeneravo plagiatas, jie gali atlyginti vartotojams žalą. Tai irgi reikia tą turėti omenyje, nes jeigu žmonės skaitytų įrankių naudojimo sąlygas, jie pamatytų, kad dažniausiai būna parašyta, kad
jūs patys esate atsakingi už sugeneruotą turinį. Jeigu ten atsiranda, jeigu ten pažeidžiamos trečių asmenų intelektinės nuosavybės teisės, jūs esate patys už tai atsakingi, tikrai ne mes, nes čia dėl jūsų užklausos greičiausiai. Bet yra kai kurios įmonės, kurios prisima tą atsakomybę. Tai apibendrinsiu rekomendacijas, kaip naudoti dirbtinio intelekto įrankius. Tai visų pirma, skaityti naudojimo sąlygas, kas, pavyzdžiui, prisima atsakomybę už plagiatus. Kitas dalykas, kadangi teisės į dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį nesaugomos, tai fiksuoti visą tą kūrybinį procesą, daryti screenshotus, sakykime, tų užklausų, jeigu generuojate tikrai tekstą, kad paskui galėtumėte įrodyti savo indėlį ir originalumą, rinktis etiškus dirbtinio intelekto modelius, kurie, kaip jau minėjau, prisima atsakomybę už plagiatus, apmokymui gavę licencijas. Ir dar vienas svarbus dalykas, kurio prieš tai nepaminėjau, kad kai jūs keliate medžiagą į dirbtinio intelekto kažkokią programą, labai tikėtina, kad ta medžiaga bus toliau naudojama apmokymui dirbtinio intelekto. Tai vat irgi ten, tada reiškiasi gali kažkur jūsų nuplagijuotas kūrinys atsirasti, kažkas kitas nuplagijuos jūsų kūrinį. Tai irgi labai atsargiai kelti, jautrios medžiagos nekelti ir tikrai geriausiai iš vis savo kūrinių kažkur vengti labai ten dėti arba mažais tik tai gabaliukais. Taip. Ir dabar galime pereiti, kaip jau minėjau, yra tas dirbtinio intelekto programų apmokymas. Tai yra gana didelė problema mūsų srityje, nes mes paprastai autorių vardu išdavinėjame licencijas, o su dirbtinio intelekto programų apmokymu kaip ir tokia labai daug teisinių neaiškumų. Tai pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose yra dabar labai daug bylų, kur autoriai, teisių turėtojai, jie bylinėjasi prieš OpenAI, prieš kitas kompanijas dėl to, kad jų kūriniai buvo panaudoti be leidimo. Tos įmonės sako, kad čia atitinka sąžiningo naudojimo sąlygas, nes Jungtinių Amerikos valstijų teisinė sistema yra tokia sąvoka fair use, kur yra atsižvelgiama į naudojimo pobūdį, ar jis komercinis ar nekomercinis, ar švietimo tikslais, ar kitoks transformative use vadinamasis, atsižvelgiama taip pat, ar konkuruoja tas panaudojimas rinkoje su autoriaus kūriniais, pačių kūrinių pobūdis svarbu, žodžiu, ten yra keletas kriterijų. Ir tai vyksta bylų ir apie vieną aš papasakosiu konkrečią vėliau. Europos Sąjungoje iš 2019 metų direktyvos ir į mūsų įstatymą buvo perkelta tekstų ir duomenų gavybos išimtis, kuri numato, kad galima naudoti kūrinius be autoriaus leidimo, norint išgauti tekstus ir duomenis, jeigu autoriai nėra paskelbę kompiuterio skaitomomis priemonėmis, kad jie draudžia tokį naudojimą. Tai praktiškai įgyvendinti tą paskelbimą apie draudimą yra beveik neįmanoma, nes tarsi reikalaujama, kad kiekviename tinklalapyje, kur jūsų kūrinys paskelbtas, turi būti robot.txt failas, kur įvardinta, kad nesutinkante, kad būtų tie kūriniai naudojami dirbtinio intelekto apmokymui. Kadangi dažniausiai kūrinius skelbia ne autoriai, o naudotojai. Tai įpareigot naudotojus leisti dabar pinigus, samdyti ten tinklalapių administratorius, kad kiekvieną tą tinklalapį taip suženklintų, tikrai yra labai sudėtinga, neįmanoma beveik. Kitas dalykas yra labai daug kūrinių anksčiau paskelbtų. Ir kitas dalykas, kad iš tikrųjų dirbtinio intelekto įrankių kūrėjai, jie nelabai atsižvelgia tuos opt-outus vadinamuosius, taip kad čia apie tą paskelbimą uždėta pareiga autoriams, kurie be galo sunku įgyvendinti. Mes Latga esame paskelbę irgi tokį draudimą, kad mes draudžiame
tokia kaip deklaracija, kad mūsų repertuaro kūrinius mes draudžiame naudoti be leidimo dirbtinio intelekto apmokymui. Na, čia tiesiog kaip pavyzdžiai, kad Japonija kaip ir leidžia be leidimo naudoti, o Kinija neleidžia be leidimo naudoti autorių kūrinių dirbtinio intelekto apmokymui. Kokia yra problema įrodinėjimo, kad jūsų kūriniai ten buvo panaudoti apmokymui, tai yra, kad praktiškai neįmanoma gauti duomenų, kuogi apmokė tos savo dirbtinio intelekto modelius įmonės, nes tai yra konfidencialu, tai yra slepiami tiesiog dalykai, įmonė, ten paslaptys ir taip toliau. Tai labai sunku įrodinėti. Čia yra anksčiau buvęs, dabar jau kažkaip nebeveikia, mačiau tokia svetainė Have I Been Trained, kur galima buvo pasižiūrėti, ar jūsų vizuali medžiaga buvo įtraukta į Lion duomenų bazę. Ta duomenų bazė, joje buvo panaudota 5 milijardai įvairių paveikslėlių iš interneto. Ten buvo jinai sukurta ne komerciniais tikslais, bet paskui Stability AI paėmė ir pradėjo naudoti komerciniais tikslais. Bet šiaip vienintelė ta Lion duomenų bazė ir yra viešai prieinama. Visa kita, kuo apmokė OpenAI savo kūrinius, nieks nežino. Tai skaidrumo problemai spręsti ES priėmė pernai dirbtinio intelekto aktą, kur numatė, kad privalo paskelbti tie dirbtinio intelekto modelių kūrėjai kažkokias santraukas, kuo jie apmokė tas savo sistemas ir kad turi laikytis autorių teisų reikalavimų. Bet kadangi vyksta dabar pasaulyje labai nuožmi kova, konkurencija, kas greičiau išvystys kuo geresnius dirbtinio intelekto modelius, tai ES komisija nėra labai palanki autoriams. Nei viena šalis nenori atsilikti tose varžybose, nes kas laimės tas varžybas, valdys pasaulį. Tai žodžiu, tas skaidrumo reikalavimas toks lieka popieriuje, bet realiai kažkokios naudos, jis tikrai autoriams dėja, bet neduoda praktinės. Keletas bylų su literatūra susijusių, čia tiesiog autoriai, kurie, matote, bylinėjasi Amerikoje prieš OpenAI, prieš Meta platformas, Prancūzijoje leidėjai ir rašytojai, 3 organizacijos su Meta irgi bylinėjasi. Šie teismai dar nesibaigia, bet vienas yra teismas, kur irgi dar nesibaigęs, bet jau susitarta, pasiektas susitarimas, tai yra čia 3 autoriai, 3 literatūros autoriai, jie padavė į teismą Anthropic, dėl to, kad jų kūrinius naudoja be leidimo ir ne tik, kad jų kūrinius naudoja be leidimo, bet naudoja tos kūrinius iš piratinių svetainių, tokių kaip Library Genesis, Pirate Library Mirror, ten 7 milijonai yra autorių teisių saugomų knygų, kurias tiesiog Anthropic paėmė ir apmokė savo dirbtinio intelekto įrankį. Tai teisėjas pripažino, kad teisėjas nusprendė, kad čia turi būti kolektyvinis ieškinys. Tai reiškia, kad ne tik dėl šitų 3 autorių, bet dėl visų tų knygų, kurios ten buvo, tik tai jis numatė tam tikrus kriterijus, pavyzdžiui, kad tos knygos turi būti užregistruotos Jungtinių Amerikos valstijų autorių teisių biure. Ir ten buvo išskirta beveik 500 000 knygų tokių atpažinta ir susitarta taikos sutartis dėl $1,5 milijono JAV dolerių. Tai Anthropic sumokės autoriams ir leidėjams $1,5 milijardo JAV dolerių kompensuoti žalą, kad jų knygas ėmė iš tų piratinių svetainių ir panaudojo apmokyti savo dirbtinio intelekto programą. Tai čia aš įdėjau svetainę, kad jeigu jūsų knygos buvo išleistos ar jų vertimai Jungtinėse Amerikos valstijose ir buvo užregistruotos tame biure, tai galima pasitikrinti, ar nėra jūsų pavardės, nes galbūt jums priklauso keli tūkstančiai dolerių. Tai toks visai įspūdingas susitarimas.
Ir visai neseniai, lapkričio 11, muzikos autorių teisų organizacija Vokietijoje GEMA, jie laimėjo bylą prieš OpenAI dėl to, kad 9 dainų tekstai buvo atgaminti ChatGPT sugeneruotose rezultatuose. Tai jie kreipėsi dėl autorių teisų pažeidimų. Ir teisėjai nusprendė, kad taip, jie teisūs, kad iš tikrųjų ChatGPT ne tik, kad kai vyko apmokymas, ne tik, kad ChatGPT kažkokias statistinę informaciją išsaugo, bet įsiminė tuos dainų tekstus. Ir dėl to jie buvo atgaminti tuose rezultatuose, taip kad du buvo padaryti atgaminimo pažeidimai ir pasakė, kad čia netaikoma ta tekstų ir gamybos išimtis, kadangi tai nebuvo kažkokia analizė tekstų ir gamybos, bet buvo faktinis turinio išsaugomas ir kopijavimas. Tai kol kas dar nenuspręsta dėl žalos atlyginimo ir taip toliau, bet esmė ta, kad OpenAI tikrai turės, pasakyta, kad jie be leidimo negali naudoti kūrinių savo ChatGPT apmokymui, bent jau taip, kaip jie daro dabar, kur yra įsimenami tie tekstai. Čia yra pavyzdys iš New York Times bylos irgi prieš OpenAI, kuri dar vyksta, nesibaigė. Tai New York Times pastebėjo, kad įvedus į ChatGPT jų tikro straipsnio pradžią, ChatGPT išmeta rezultate beveik žodis žodin straipsnį New York Times. Tai akivaizdu, kad vienas dalykas buvo apmokytas ChatGPT tai straipsnis, kitas dalykas, tai yra, sakykime, kad galėtume skaityti New York Times, reikia, jeigu norite daugiau straipsnių skaityti per dieną, reikia įsigyti abonementą, atsiprašau. O čia su ChatGPT galima nemokamai skaityti tuos straipsnius, tai tikrai kenkia, tiesiog daro komercinę žalą. Tai nežinia, kaip tas baigsis, bet čia tiesiog pavyzdys, kaip atsiranda plagiatas rezultatuose. Kaip apsisaugoti dabar iš tikrųjų? Tai jeigu jūs keliat savo poeziją ar ten apsakymus ar knygas į interneto svetainės kažkur, tai sekant ES reguliavimą, kad reikia nurodyti, kad aš draudžiu naudoti dirbtinio intelekto apmokymą kūrinius, tai reikėtų tuose robot.txt failuose atitinkamus parametrus sudėti, arba galima tokius kaip blokus, blokuoti tuos web crawlerius. Tai yra įvairūs ten raktiniai žodžiai, čia labai daug techninių dalykų. Metaduomenyse galima irgi naudoti visokias žymas, do not train, no AI, galima naudoti interneto svetainėse specialias ugnesinės Cloudflare, čia Cloudflare, dėl kurios Zoomas mums neveikia šiandien, tai aš turbūt išbrauksiu, neberekomenduosiu. Ir kitas dalykas, labai atsargiai talpinti turinį internete, dėti tose platformose, kurios aiškiai rašo, kad jos neleidžia naudoti turinio dirbtinio intelekto apmokymui. Nes kai kurios platformos ar ten forumai, ar dabar tikrai dirbtinio intelekto įmonės bijo tų bylų, jos jau pradėjo bijoti ir jos stengiasi gauti sutartis, susilicencijuoti. Ir dažnai labai tokios renkasi partnerystės, pavyzdžiui, Reddit, man atrodo, nežinau, ar pasirašė, ar susitarė, ar nesusitarė, bet lyg tai, kad žadėjo dalintis, leisti dirbtinio intelekto programoms mokyti, naudoti tą visą turinį, visus susirašinėjimus formą, nežinau, kaip ten pasibaigė, bet žodžiu, reikia labai atsargiai rinktis, kur skelbėte savo kūrinius internete. Taip, čia tiesiog vienas iš pavyzdžių, kad yra ne visos įmonės ima ir naudoja kūrinius apmokymų be leidimo, kad yra tikrai tokių kaip Adobe, ar dabar vis kuo toliau, tuo daugiau jos tuos leidimus gauna. Ir labai aktualus klausimas įtaka autorių pajamoms. Aš neturiu skaičių, kaip
kokios prognozijas literatūros kūrinių autoriams, ar jų pajamos mažės ar didės, bet greičiausiai, kad gal ir nedidės, nežinau. Bet yra daryta mūsų srityje pora gana didelių ekonominių tyrimų muzikos srityje ir audiovizualinių kūrinių. Ir ten prognozuojama, kad 21–27% pajamų atims iš autorių dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys. Tai pavyzdžiui, ypač srautinio klausymo platformose, tokiuose kaip Spotify, YouTube, vis daugiau atsiranda dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio. Su vizualiaisiais menais matote socialiniuose tinkluose, kas vyksta iš tikrųjų, kiek tiesiog kaip potvinis yra dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio. Kai kurios profesijos tikrai, tikrai nukentės. Pavyzdžiui, tie visi literatūros ir aš galvoju, meninė literatūra, greičiausiai jos tikrai taip greit nepaveiks, bet to žmonėms labai svarbi ir rašytojo asmenybė, tai ir ką jis rašo, bet ir visa jo biografija. Ir tikrai svarbus žmogus. Svarbus žmogus, o ne mašina, nes mašina neturi tos visos istorijos, kuri domina skaitytoją. Bet pavyzdžiui, tų vadinamųjų generinių, labai paprastų tekstų, prekių aprašymų rašytojai, reklamos agentūrose, pranešimų spaudai rašytojai, jie tikrai, jų reikės mažiau. Tai viena vertus, jie patys tos įrankius naudoja, jiems susitaupo laiko, bet kita vertus ir kaina krenta, nes taip jau yra, kuo daugiau to turinio, kuo lengviau jį pagamini, taip ir ta kaina krenta. Mes irgi toje apklausoje, kurią minėjau, mes klausėme autorių, ar kaip jūs manote, ar turės dirbtinio intelekto įrankiai įtakos autorių pajamų mažėjimui. Tai 84% sakė, kad turės. Ir 16% jautė jau dabar, ypač vizualių menų autoriai, ketvirtadalis, tada pernai jau jie jautė, kad jų mažėja pajamos dėl dirbtinio intelekto sugeneruoto turinio. Ką daryti autoriams? Protestuoti. Galima tikrai protestuoti, kad tie, kurie priima įstatymus, tie, kurie atsakingi už teisinį reguliavimą, kad jie sureguliuotų taisyklės taip, kad nebūtų imamas autorių teisių saugomas turinys ir be autorių leidimo naudojamas apmokymui dirbtinio intelekto programoms, kurios paskui generuoja labai didelius pelnus toms įmonėms, o autoriai išstumiami iš rinkos. Čia yra Holivudo, čia yra Amerikos scenaristų streikas rašytojo. Čia buvo Jungtinėje karalystėje, labai daug laikraščių prisijungė prie akcijos Make It Fair, tai irgi buvo bandomas daryti spaudimas Jungtinės karalystės politikams, kad jie nenumatytų labai kažkokių liberalių taisyklių dėl dirbtinio intelekto reguliavimo, kad negalėtų tos įmonės imti ir naudoti autorių kūrinių be leidimo. Tai čia tiesiog ir baigiau. Klausimai dabar. Gal pirmiausiai mūsų klausytojus kreipiuosi, gal kažką pasižymėjot ar paklausti, ar galbūt ir tiesiog atliepti, gal kažkokios patirties jau ir patys turit su dirbtinio intelektu ir jo naudojimu ir galit pasidalinti. Gerai, aš tada paklausiu, gal vėliau dar kažkas įsijungs, nes aš prisirašiau visai nemažą sąrašą klausimų. Pirmas toksai, ar jūs Latgoje dabar sulaukėte užklausų iš autorių, lietuvių, nebūtinai rašytojų, ar ne, dėl pažeidimų, dėl dirbtinio intelekto naudojimo pažeidžiant autorių teisės, ar yra kažkokių teisinių procesų Lietuvoje pradėta?
Nėra, būtent dėl tos priežasties, kad autoriai negali žinoti, kad jų kūriniai buvo naudoti apmokymai. Tai nebent iššoktų kaip plagiatas, bet kol kas tokių nebuvo. Nebuvo tokios praktikos. Nesam. Tada dar kitas klausimas dėl to ženklinimo. Ir esu irgi prieš porą metų dalyvavusi gana dideliam renginyje skirtam būtent autorių teisėms ES ir dirbtiniam intelektui. Ir buvo nemažai diskutuojama apie ženklinimą. Kaip suprantu, skirtingos šalys turi skirtingas ženklinimo tradicijas. Ženklinti ar neženklinti, kad tai yra dirbtinio intelekto sugeneruotas kūrinys. Lietuvoje mes kaip dabar yra, ar mes privalome, jeigu tai būtų? Įstatymas to nereglamentuoja, bet yra dirbtinio intelekto akte tame ES numatyta, kad turi būti ženklinimas, bet ten taip gana abstrakčiai. Kitas dalykas, mes pavyzdžiui patys, nes kai kuriuose sritise, pavyzdžiui, muzikos autoriai registruoja kūrinius Latgoje ne dėl autorių teisų apsaugos, bet paskirstimai mums reikalinga ta informacija autorinio atlyginimo. Tai mes irgi prašome, visų pirma, ten yra parašyta, kad negalite registruoti visiškai dirbtiniu intelektu sugeneruotų kūrinių, nes jeigu ten jūs neįdėjote savo žmogiško indėlio, tai jie yra nesaugomi. Bet jie turi deklaruoti, ar buvo naudotas dirbtinis intelektas tiems kūriniams sukurti ar ne. Tai klausimas toks keliamas ir skirtingos šalys ir iš tikrųjų mes nežinome. Tai sakykime, jeigu tikrai dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys, kur nėra žmogiškojo indėlio, tai turėtų būti tikrai ženklinama dėl skaidrumo, kad žmonės tiesiog skaitytojai, vartotojai žinotų, kad jie mato ne žmogaus sukurtą turinį. Bet kaip su tais, jeigu dalis to turinio, ar sukurta dirbtinio intelekto, ar kažkiek naudota to dirbtinio intelekto įrankių, ar čia reikia reikalauti ar ne. Tai kai visiškai sugeneruotas dirbtinio intelekto turinys reikia ženklinti, bet jeigu tik šiek tiek naudota dirbtinio intelekto įrankių, tai nežinau, iš tikrųjų, nėra tokio atsakymo, bet kaip rodžiau Jungtinių Amerikos valstijų autorių teisų biuras, kai žmonės teikia paraišką užregistruoti kūrinius, ten yra reikalavimas nurodyti, jeigu tik buvo naudota kažkokia dirbtinio intelekto programa, net jeigu tik truputį, būtų privaloma nurodyti. O tai teikiant paraišką, bet ar privaloma paskui nurodyti, kai tas kūrinys jau ten viešinamas, tai tokio reikalavimo, kiek žinau, nėra. Nes aš dar dabar to paties klausydama pasiklausiau, nes vėlgi ir prieš porą metų man tai buvo nauja patirtis, aš kažkaip nebuvau apmąsčiusi to klausimo, kai sužinojau, kad per Amazon yra prekiaujama dirbtinio intelekto sugeneruotomis knygomis, jau čia konkrečiai literatūra, ar ne? Ir skaitytojas, to ženklinimo nėra ir skaitytojas nežino, kad tai yra dirbtinio intelekto sugeneruotos, sakykime, romanai arba detektyvai. Autoriai yra dirbtiniai, jų tokie neegzistuojantis, ar ne, tas pajamas realiai kažkas gauna, skaitytojas nežino, kad jisai skaito dirbtinio intelekto sugeneruotą kūrinį. Tai va dabar dar perklausiau, beklausydama ChatGPT. Turėtų būti. Aha, o ką ChatGPT? ChatGPT dabar pasakė, kad Kindlas yra priėmęs, tai pasakysiu, kuriais metais Kindlas yra priėmęs sistemą self-publishing, savipublikavimo sistemoje priėmęs, kad gali būti publikuojami dirbtinio intelekto generuojami kūriniai, bet tada prašo nurodyti, kad tai yra generuota knyga, o Amazon niekaip neparodo. Pirkėjas iš principo, aš nežinau, ar taip yra iš tikrųjų, čia ChatGPT atsakymas, bet kad Amazon niekaip neparodo pirkėjų, kad knyga yra generuota ir niekaip ir neblokuoja. Tai iš principo turbūt gal ir yra likę taip, kad ta prekyba vyksta ir kad ten... Pagal dirbtinio intelekto skaidrumo, tą dirbtinio intelekto akto skaidrumo reikalavimus ES tai turėtų būti nurodyta. Ir yra ne tik kūriniai, knygos, sakykime, video, bet yra deepfake'ai žmonių, pavyzdžiui.
Tai irgi čia yra ir vartotojų teisės, ir dezinformacija, ir įvairūs tokie dalykai, kad tikrai turėtų būti nurodyta, ar tikras žmogus kažką tai sako, ar čia yra deepfake'as, ar sugeneruotas dirbtinio intelekto, pavyzdžiui, yra aktorė sugeneruota dirbtinio intelekto, kurią bandoma, na dabar reklamuojama jinai ir bandoma kažkaip komerciškai platinti, bet Taip, kalba nežinau, eina. kiek susidomėjimas yra. Taip, kalba tai eina tikrai irgi, bet dabar nepasakysiu iš kur, bet visai neseniai čia savaitės dviejų kažkur buvo diskusija apie AI sugeneruotus influencerius ir kad kokia yra grėsmė influenceriams, nes tą srautą paima non-stopų nepavarkstantis 24 valandas per parą ir algoritmus visus daug geriau negu gyvi žmonės išmanantis sugeneruoti influenceriai. Tai, žodžiu, naujiena. Yra ir muzikos grupių sugeneruotų, bet yra dar toks dalykas kaip vartotojų teisės. Tai vartotojas gal tas kol kas dar nėra labai griežtai sureglamentuota, bet vartotojas turi teisę žinoti, ką jisai vartoja. Ar ten iš tikrųjų skaito knygą mašinos parašytą, ar tikro žmogaus, ar jis mato pamilsta grupės dalyvius, ten grupės narius, jam ten viskas labai patinka, o paaiškėja, kad ten viskas yra netikra. Tai dar noriu apgaulė. Tai prie to apmokymo tada, ir jūs jau truputį kalbėjote apie tai, kad lietuvių kalba gal mažiau galimybę apmokyti dirbtinį intelektą, bet vis dėlto, ar aš teisingai suprantu, kad jeigu autorių kūryba yra, sakykime, nežinau, tiek poezija, proza, nesvarbu, iš tikrųjų, žanras yra piratinės kopijos paskleistos, tai čia jau mes nebeturime jokios kontrolės ir tada laisvai gali iš jos mokytis. Ne, būtent iš jos negali mokytis, nes jie pagal tą išimtį, kuri numatyta direktyvoje, jie gali mokytis tik iš teisėtai išleistos medžiagos. Taip, aš kalbu ne apie teisėtus, bet apie neteisėtus būdus. Jeigu pavyktų įrodyti, kad kažkokia dirbtinio intelekto programą kūrusi įmonė apmokė jų tą programą jūsų kūriniais, jūsų knygomis, kurios buvo piratinėse svetainėse, kad, žodžiu, ėmė iš tų piratinių svetainių ir jūsų knygas, tada jūs teisme laimėtumėte. Bet tą įrodyti, nebent jūs įsidarbintumėte toje įmonėje ir prieitumėte prie jų duomenų, tada gal ir įrodytumėte, bet šiaip labai sudėtingai yra įrodyti. Mano klausimas turbūt buvo būtent apie tai, kad gali, čia ne tai, kad jiems leidžiu ir jie gali, bet tai, kad jie gali imti, žinodami, kad teisinė atsakomybė labai sunkiai bus įrodoma. Tai dabar po tos bylos, kur $1,5 milijardo Anthropic turės sumokėti autoriams Amerikoje, aš manau, kad atsargiau naršys po piratinės svetainės įmonės. Ir iš tikrųjų dabar rinkoje labai pagausėjo tų susitarimų, kad tiesiog tiek su muzikos tariamasi prodiuseriais, tiek tariamasi su leidėjais, ypač su spaudos leidėjais tariamasi, tiesiog gaunami susitarimai, aišku, yra už tai sumokama, atlyginama. Yra už tai atlyginama. Tai, žodžiu, kuo toliau, tuo daugiau tų yra legalių susitarimų dėl apmokymo dirbtinio intelekto autorių teisių saugomais kūriniais, bet ne tiek, kiek mums norėtųsi, nes norėtųsi 100%. Bet to stengiamasi tartis su didžiaisiais, o tie mažiukai yra paliekami. Tai mes irgi esam maža šalis, to mūsų turinio nėra labai daug. Tai labai maža tikimybė, kad kreipsis kažkada čia labai greitai į mus, prašydami leidimo naudoti lietuvių autorių turinį savo dirbtinio intelekto programą. Jie stengiasi su didžiaisiais sudaryti sutartis pirmiausia. O tas teisės aktas, kuris įsigaliojo ir taip ir pati minėjot, kad jisai galioja, bet realiai tas jo pritaikomumas yra labai... Taip, ten viskas buvo numatyta abstrakčiai ir turėjo viskas būti sukonkretinta
etikos kodekse. Ir etikos kodekso buvo 3 variantai, dirbo nepriklausomi ekspertai, įvairių šalių, įvairios suinteresuotos šalis galėjo teikti savo pasiūlymus. Ir paskutinis variantas kažkaip labai jau artimas, atitinka interesus būtent dirbtinio intelekto įmonių, o ne autorių. Nes tikrai Briuselėje labai didelę įtaką turi dirbtinio intelekto programų tie visi lobistai. Tai, tai yra įmonės, kurios turi labai labai didelius finansinius pajėgumus. Tai nepalyginsi su autoriais. Deja, tai buvo labai dėta daug vilčių į tuos skaidrumo reikalavimus, bet šiuo metu kažkaip didelis nusivylimas, nes praktikoje kažkaip visai tie reikalavimai buvo, kaip čia pasakyti, atskiesti taip, kad nebeteikia jau praktinės naudos, kaip buvo tikėtas idėja. Tai mes turim tą teisės aktą, aš grįžčiau dar prie to, kad, sakykime, aš įtariu, kad galėčiau ieškoti teisybės, buvo ten ar plagijuotas, ar mokyta nelegaliai pagal mano kūrybą. Į ką man reikėtų kreiptis? Tai yra teisės aktas, bet kas yra atsakingas už jo įgyvendinimą, jeigu yra kokios institucijos, tada galbūt tik Latga, gal dar kažkas? Ne, Latga nėra atsakinga už įgyvenimą, yra dirbtinio intelekto biuras ES, bet šiaip jeigu jūs įtarit, kad jūsų teisės buvo pažeistos, tai reikia kreiptis į teismą. Ir tą daro daug teisų turėtojų. Gemai Vokietijoje pavyko įrodyti, kad buvo pažeidimas, bet ten yra tas teismas, į kurį jie kreipiasi, jisai specializuojasi autorių teisėse. Tai pas mus Lietuvoje nėra tokio teismo, kuris specializuojasi autorių teisėse. Tai būtų turbūt priskirtas bet kuris apylinkės teismas ir tada klausimas, kiek tie teisėjai turi kompetencijos nuspręsti tokio sudėtingumo klausimus. Tai kai bus daugiau bylų pasaulyje, Europoje, daugiau bus sprendimų, tada jau bus ir tam tikros gairės mūsų teisėjams, kaip spręsti tas bylas, tai siūlyčiau iš pradžių palaukti, bet sudėtingiausia yra surinkti įrodymus. Ir Gema rinko įrodymus tikrai ne mažiau negu metus, nes netaip lengva tuos, ne visada juk tie plagiatai taip lengvai atsiranda, tai reikia irgi įdėti daug pastangų siekiant įrodyti tą pažeidimą, nes tiesiog toks abstraktus įtarimas, kad buvo apmokyta, tu negali eiti į teismą, tu turi turėti kažkokius įrodymus. Tai arba iš vidaus informaciją turėti prieimą prie tos duomenų bazės, kuria jie buvo apmokyti, kad ten yra piratinis turinys kažkoks, arba kai iššoksta rezultatuose tas jūsų sugeneruotas turinys, bet irgi tada priklauso, kokią jūs užklausą rašėte. Ten buvo tokios paprastos užklausos, bet jeigu jūs jau ten labai detaliai išprovokuosite tą plagijatą, tai tada klausimas, kad gal vis dėlto ta atsakomybė yra jums, kad jau jūs ten labai detaliai, bet šiaip dabar kuo toliau, aš vis karts nuo karto pabandau išprovokuoti plagijato su ChatGPT, kuo toliau, tuo sunkiau, nes ir tie filtrai uždėti ir netgi savo idėjos nuotrauką kartais atsisako jisai ją kažkaip redaguoti, sako, negaliu tik realių žmonių čia kurti vaizdų, tada bandai apeiti, rašai, ne, čia aš sugeneravau su dirbtiniu intelektu, čia nėra realus, gerai tada padaro, bet tikrai bando tos įmonės įvesti vis daugiau tų filtrų, kad išvengtų teismų. O dar minėjot, kad reikėtų, nereikėtų, gal galėtum, ar būtų rekomenduojama pasižiūrėti, ar tas dirbtinio intelekto naudojamas modelis yra etiškas, tai jeigu konkrečiai kur tai padaryti, man vartotojui, kur žiūrėti? Interneto paieška, bet šiaip sąlygos naudojimo būna, aprašymų modeliai. Jau tie, kurie etiški, tai jie dažniausiai ir aprašo, iš kur jie gavo tuos leidimus. Nes Adobe, pavyzdžiui, Adobe Firefly, jie tikrai autoriams ir mokėjo, tie autoriai, kurie ten
jų duomenų bazė buvo sukėlę kūrinius ir leido naudoti, jie gavo atlyginimą už tai. Bet Adobe jie naudoja, uždarą duomenų bazę. Tai nėra taip, kad iš interneto viską ėmė tiesiog. Tai tos dirbtinio intelekto platformos, tos didžiosios, ChatGPT pavyzdžiui, tai jie yra net viešai ir prisipažinę, kad ten buvo imama viskas, kas prieinama internete. Tai nėra etiška platforma. Tai, naudojame mes visi, bet kūrybai naudoti, ten reikia atsargiai, nes tikrai gali pasitaikyti plagiatų. Gal ne literatūroje, bet, pavyzdžiui, gemai pasitaikė 9 dainų tekstai buvo nuplagiuoti. Jeigu aš, pavyzdžiui, nežinau tų vokiečių autorių ir man ten, nežinau, paprašau sukurti vokišką dainą, nes noriu eiti į Vokietijos rinką kaip muzikantas, ir man išmeta tokį plagiatą tikros dainos ir tada ir problema, nes tada bėdų turėsiu jau ir aš, ir ten reikės įrodinėti, kad čia ne aš provokavau ir taip toliau. Tai, žodžiu, tuos neetiškus galim naudoti, bet atsargiai. Kitas dalykas dar, kurio aš nepaminėjau, tai kalbant irgi apie tą autorių pajamų sumažėjimą, ir autorių teisų bendrijos ir patys autoriai kelia klausimą, kad gal vis dėlto turėtų dirbtinio intelekto įmonės kompensuoti autoriams patiriamą tą pajamų sumažėjimą. Ne tik už apmokymą, bet ir už tą faktą, kad tiesiog dalis autorių nebeteks darbo, o pajamos tikrai 1/4 sumažės. Jų įrankių nebūtų, jeigu nebūtų autorinės medžiagos, nes jie būtent generatyvinio dirbtinio intelekto įrankiai ir sukurti tos autorinės medžiagos pagrindu. Tai kalbama yra, kad galėtų būti kažkoks tam tikras mokestis, tam tikras ar procentas, ar kažkoks mokestis nuo dirbtinio intelekto įrankių sugeneruojamų pajamų. Pavyzdžiui, ChatGPT abonementas ten kainuoja 20 eurų, tai kažkokia dalis nuo tų 20 eurų turėtų būti skiriama autoriams, kad būtų kompensuota žala, kurią jie patiria dėl netenkamų tų pajamų, dėl to, kad dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys išstumia jų originalią kūrybą. Nes užsakovai irgi taupydami pinigus, jie renkasi, kam samdyti dailininką ar rašytoją tam kažkokiems paprastesniems darbeliams, kai tau viską gali padaryti ChatGPT. Susimokė 20 eurų per mėnesį ir tau viską daro. Tai kad turėtų eiti tam tikras ar procentas, ar kažkokia dalis tų pajamų autoriams. Bet kol kas apie tai kalbama ir čia, aišku, irgi reikėtų daryti spaudimą politikams, nes tik tai Briuselyje gali būti priimami tokie sprendimai, kad kaip yra, pavyzdžiui, su kompensaciniu atlyginimu už atgaminimą asmeniais tikslais, kad mes visi galime kažką atsigaminti į savo telefonus, nežinau, knygą skaitau, pamačiau labai gražų eilėraštį, aš nusifotografuoju į savo telefoną. Tai įstatymas tą leidžia, bet autoriams yra numatyta už tai kompensacija. Ir Latga kasmet paskirsto apie 100 000 eurų literatūros kūrinių autoriams, kaip yra kompensacija už kūrinių atgaminimą asmeniais tikslais. Tai jeigu mes kompensuojame už atgaminimą asmeniais tikslais, tai tikrai turėtų būti kompensuojama už naudojimą komerciniais tikslais. Bet čia yra klausimas, tikiuosi ateityje bus išspręstas, mes visi tikimės, bet trūksta dar kol kas politinės valios, labai trūksta. Tai reikia tikrai ir autorių įsitraukimų. Mes irgi kartais prašom autorių pagalbos, kažkur sudalyvauti, atstovėti, pastovėti už savo teises. Kas Briuselyje atstovauja lietuvių autoriams? Yra keletas organizacijų, yra keletas autorių tokių skėtinių organizacijų, kurios atstovauja, yra Žezak organizacija, kuri atstovauja visus autorius. Mes esame nariai tos organizacijos. Mūsų direktorė Laura Baškevičienė yra tarybos narė tos organizacijos. Yra tada audiovizualinių kūrinių irgi tokia skėtinė organizacija SAA. Vizualiesiams menams yra EVA, literatūrai tokios atskiros nėra.
Bet, žodžiu, tos kelios organizacijos ten kviečiasi, vis daro renginius parlamento nariams, eina į susitikimus su Europos komisija, bando vis išsakyti tą baimę autorių, tas visas problemas, su kuriomis susidurėme, kad nebūtų taip, kad ten vien tik tai tie komerciniai interesai didžiųjų technologijų milžinų yra atstovaujami, o autorių ne. Gal dabar dar iš mūsų klausytojų, kas nors norėtų paklausti, ką nors, nes paskutinės minutės. Tai galite rašyti ir į pokalbio langelį, ir tiesiog užklausti. Aš pati iš patirties, ką aš matau tekstų lauke, kaip mentorė dirbu gana nemažai su autoriais, su knygų autoriais, norinčiais jais tapti, tai prieš porą metų turbūt sulaukiau pirmo kliento, kuris atėjo pasiruošęs visą turinį, sugeneruotą su ChatGPT, koks galėtų būti jo knygos turinys. Pernai sulaukiau klientės, kuri atėjo su klausimu, ar galėtų Lietuvoje, jos užklausa buvo labai aiškiai, kad visą knygą norėtų, kad jie sugeneruotų ChatGPT. Ir kaip tada ją prekiauti, labai tokie techniniai buvo klausimai, kaip ją forminti, kaip jinai gali prisistatyti kaip knygos autorė. Tai ir ką pastebiu redaktorių lauke, ir pati sulaukiu užklausų, kad tikrai dabar ieškoma žmonių, kurie sužmogintų dirbtinio intelekto sugeneruotus tekstus lietuvių kalba, nes jiems kažko trūksta. Tai tendencijos tikrai tokios, kad turbūt vis daugiau yra naudojama ir skverbiasi į tą mūsų kasdienį gyvenimą, jau nekalbant ten apie pranešimų rašymą, ataskaitų parengimą ir kažkokius tokius, kur ne literatūrinius, o labai techninius darbus, kur tikrai organizacijos net neslepia, kad labai daug yra atiduota būtent dirbtiniam intelektui tų darbų padaryti. Ir dar viena tokia buvo ir įdomi patirtis, kai dirbau su klientais, kurie būtent specializuojasi dirbtinio intelekto ir panaudojame įrankių kūrime, kaip dirbtinį intelektą panaudoti knygų leidybai konkrečiai, ir dirba su tekstais, kuriems jau nebegalioja autorinės teisės, klasikiniais kažkokiais tekstais, ir tada jų ambicija yra leisti tokias knygas, kad viskas nuo iliustracijos nuo teksto, nuo šrifto parinkimo iki iliustracijos yra sugeneruota būtent dirbtinio intelekto priemonių. Tai toks irgi buvo klaustukas, ar tikrai čia viskas gerai. Tai nežinau, bet ta prasme, kad tikrai klausimų yra daug ir kur tos ribos pasibaigia, kur jos prasideda, kur pažeidimai, kur naudos, o kur grėsmės, kam tada tos naudos, tikrai yra labai daug ir įdomu stebėti tą kintantį lauką. Tai matau, kad klausimų daugiau neturime, tai galbūt su kažkokiu palinkėjimu arba trumpu apibendrinimu, ką reikėtų žinoti kuriantiems žmonėms, kokios tendencijos galbūt, arba kažkokie toks paruoštukas, kad 1, 2, 3 su jūsų palinkėjimu. Aš dar norėjau paklausti, galima? Taip, klauskit, Neda. Tai gal reikia tiesiog kategorijas išskirti, kur yra dirbtinis intelektas, o kur autoriai rašo, o tiesiog nesuplakti visko į krūvą. Nes tikrai dabar autoriai parašo ir krūvą tą nusirašo, dirbtinio intelekto pridaro ir, žodžiu, kažkaip tai tos autorius vis tiek reikėtų apginti. Ar jums taip neatrodo? Tai Vitalija apie tai ir kalbėjo, apie ženklinimą, kad iš tikrųjų vartotojas turėtų žinoti, ar jisai skaito ChatGPT parašytą knygą, ar jisai skaito tikros autorės. Tai ta autorė, kuri parašė knygą su ChatGPT, jinai turėtų parašyti, kad ta knyga kad ten buvo naudojama ChatGPT. Tai tegu jie visi ir pasirašo, kurie nusirašo, nes tikrai dabar labai nesąžiningai viskas vyksta ir autoriai tikrai yra skriaudžiami. Klausimas, Nida, dėl to aš ir klausiu, kas yra atsakingas, kur kreiptis tada ir kokie tai yra procesai, jeigu aš matau, kad mano teisės pažeistos. Nes kaip priversti, kokiu būdu priversti autorius, kurie naudoja dirbtinį intelektą visai savo kūrybai, visą apimtimi, ar ne, ir kuria tuos tekstus, net ne kūrybai, generuotiems tekstams, ar ne? Kaip juos priversti ženklinti, jeigu man kilo įtarimas, kad yra išleista knyga ir jie prekiaujama, ir autorius pats jos neparašė, bet jį sugeneravo dirbtinis intelektas, kur man tada kaip vartotojai kreiptis? Yra toks dar dalykas kaip socialinė kontrolė. Tai, sakykime, kai vartotojai sužino, kad tai
kad tai buvo tas tekstas, ta knyga sugeneruota dirbtinio intelekto, tai kyla tada skandalas ir socialiniuose tinkluose, visur internete, ten prasideda spaudoje ir taip toliau. Ir tiesiog tos knygos, nebeperka žmonės. Tai čia toks nebūtinai viskas turi būti sureguliuota teisinėmis priemonės, nes tikrai technologijos greitai vystosi, reguliavimas nespėja, nes kad tu kažkokį ten taisyklės nustatytum, tu turi vis tiek labai gerai išanalizuoti reiškinį, numatyti pasiekmes. Tai aš manau, kad ir šiaip iš tikrųjų labai daug padeda apie tas, pavyzdžiui, grupės, kurios paaiškėja, kad yra dirbtinio intelekto sugeneruotos, kad netikri žmonės, krenta ties klausomumas, nes vis tiek žmonės nori, kai kuriems nesvarbu, ką jie klauso, bet didžiąją dalį, ypač apie skaitimą, mes norime skaityti apie tikras patirtis, mums vis tiek svarbu, kad tai būtų žmogaus kūryba, netiek daug mūsų mėgsta vis dėlto tą mašinos sugeneruotą turinį, nes yra emociniai įvairūs dalykai ir taip toliau. Ir ženklinimas, aš net turėdama tam tikrą krepšelį, ką aš noriu išleisti knygomis, aš pagalvosiu, ar aš noriu, kad tas honoraras keliautų autoriui gyvam, ar noriu, kad keliautų kažkokį, nežinau, organizacijai, kuri tiesiog kuria formulės ir atiduoda užduotis mašinoms. Tai ženklinimas padėtų labai. Tikrai, nes, pavyzdžiui, žinokit, kaip yra, aš, pavyzdžiui, esu kreipusis į Latgą ir tiesiog jie ten labai konkrečių įrodymų reikalauja, tai ten praktiškai turi užsimti tik tai įrodymų rinkimu, o jeigu tu užsimi kūrybą, tai praktiškai nėra laiko šitam, kad ten sekti, kas ten sugeneravo, kas ten nusirašė, kas ten ką padarė. Tikrai, praktiškai Latga šitoj srity nieko nepadeda. Bet Latgas, čia nėra Latgos kompetencijos sritis, apie ženklinimą tikrai ne. Tiesiog ne mūsų visai. Mes netikriname ženklinimo. Čia yra autorių sąžinės reikalas yra. Čia tikrai nėra mūsų kompetencija. Bet jeigu kalbėti apie autorių teises, tai vis tiek kažkaip turėtų ginti Latga jos. Bet čia mes kalbame apie ženklinimą, tai aš nelabai matau, kur čia tas autorių teisių, čia gal toks labiau vartotojo klaidinimas, skaidrumo problema, bet ne autorių teisų. Tai gerai, ženklinkit visus tos dirbtinio intelekto ir bus tvarka. Bet čia turėtų pats autorius ženklinti, pats žmogus, kada jis turėtų čia kaip ir nei Latga, nei, nežinau, Maxima, kuri prekiauja tokiamis knygomis, ar kas tai bebūtų, ne jo atsakomybė yra. Bet tie, kurie naudoja tą dirbtinį intelektą, tai jos, nežinau, kaip jos galima priversti, kad jie žymėtų. Tai kažkokiu priemonių, tai vis tiek reikia imtis. Bet matote, jūs nesužinosite, aš kaip sakiau, labai sunku atpažinti, ypač tekstą, ar buvo naudotas dirbtinis intelektas ar ne. Tai nelabai kažkaip gali imtis priemonių, jeigu tu nežinai, nes tik tai žino tas, kuris naudojo. Tai čia yra jo sąžinės reikalas. Autorius irgi žino dažniausiai. Jeigu kažkur tai pasigirsta, pasimato, šiaip autorius žino, bet tai kaip įrodyti, pavyzdžiui, nes neįmanoma tiesiog šiais laikais įrodyti. Dabar apie plagiatą turbūt labiau kalbat negu apie tą. Taip, bet vis tiek, jeigu jisai naudoja ten žmogaus kažkokią tai kūrybą ir po to ją perdirba, tai vis tiek yra panaudojimas autoriaus teisių. Tai tokia sudėtinga sritis ir pakankamai nauja, bet pakankamai stipriai veikianti mūsų tą kasdienę realybę nuo užsakymų ar ne ir pajamų iki to kūrybos džiaugsmo, kiek jo lieka, kai tu žinai, kad tą patį romaną ten gali per pusvalandį sugeneruoti ar greičiau nelygė mašina ar ne, ir kam tada man jį rašyti 10 metų. Tai klausimų labai daug, mes visus atsakymų nerasime. Aš kvieščiau turbūt domėtis patiems, žiūrėti, ką mes galim sekti tas naujienas, patiems atstovauti savo teisės, nes tikrai Latga apima tik tai tą savo atsakomybės dalį, kam ji yra steigta. Kaip rašytojų sąjunga mes priklausome, čia irgi gal pasidalinimas, priklausome tarptautiniai rašytojų organizacijai, kuri irgi rūpinasi ir daug dėmesio labai skiria būtent dirbtinio intelekto klausimams. Tai daroma tikrai yra ir tuo ES lygmenį daromi žingsniai.
linkiu mums visiems, aš pati, kad to kūrybos džiaugsmo neprarastume ir nepasiduotume kažkokiam pasyviam buvimui kintančių technologijų lauke. Ingrida, jūs tada kviečiu užbaigti tuo palinkėjimu arba kažkokiu santrauką norėtumėt pasakyti. Šiaip, ne apie autorių teises kalbant, aš vis dėlto skatinčiau stengtis rašyti ir patiems, nes yra dar tokie dalykai, kad rašant patiems dirba mūsų smegenys, įvairūs yra dalykai, emocinis susireguliavimas ir taip toliau, įgūdžiai ir visi kiti dalykai, tai neatiduokim visko dirbtiniam intelektui, nes, tada iš tikrųjų galim prarasti ir talentą, ir visus kitus dalykus. Taip kad stenkimės kaip galima naudoti kaip įrankį, bet tikrai ne tam, iš kur jaučiate malonumą, nes rašymas tikrai rašytojai rašo Lietuvoje ypač ne iš kažkokios komercinės naudos, o yra pašaukimas ir malonumas. Ir jeigu tu tą malonumą atiduodi ChatGPT, tai kas tada lieka? Šiaip esu buvus konferencijoje, kur buvo skaitomas pranešimas parašytas ChatGPT ir tai buvo neslepiama, tai klausytojai sakė, tikrai labai jautėsi, nes buvo negyva. Tai gyvai rašykime ir tikėkime, kad skaitytojai mėgs ir toliau gyvus tekstus. Tai ačiū Jums, Ingrida, linkiu geros dienos, gražaus savaitgalio, ačiū visiems prisijungusiems ir tikrai, kaip minėjau, įrašas bus, dabar jau baigiu jo įrašymą ir įrašas bus mūsų Lietuvos rašytojų sąjungos interneto svetainėje ir YouTube kanale.